Noru ūkininkauti Egidijus Vičkus susikrėtė nuo tėvo Petro. Iš jo prieš 5 metus perėmė ir mišrų ūkį. Čia auginamos įvairios žemės ūkio kultūros, tačiau pagrindinė produkcija – pienas. Perdirbtas jis pasiekia daugelio lietuvių stalą. Mūsų ūkio yra 250 raguočių, 150 prieauglė, kuris pakeistų bandą, ir 100 melžiamų karvių. Mes per metus parduodame apie 400 tonų pieno. Pieną teikiame Žemaitijos pienui. Mūsų ūkio valda yra 280 hektarų. Auginame kukurūzus, rapsus, kvietrugius, kviečius, avižą, žirnius. Mūsų grūdai keliauja tai į artimiausius taškus, tai yra Tauragės elevatorius, Šilutės girnas ir į Klaipėdos uostą. Atlikti ūkio darbus padeda ES paramos lėšomis įsigyta moderni technika. Pirmą kartą paramos vyras sulaukė kaip jaunasis ūkininkas. Vėliau parama jam skirta pagal priemonę žemės ūkio valdų modernizavimas. Aš gavęs jauno ūkininko paramą įsigijau traktorių modernų šiuolaikinį, kuris padeda apdirbti žemės ūkio darbus. 2010 metais iš tėčio perėmiau ūkį. Su ūkio perleidimu gavau ir ūkio modernizavimo projektą, kurį reikėjo dabaigti įvykdyti. Puikiai sekėsi, buvo įsigyta kuro talpykla, liekonų smulkintuvas, grūdų traiškytuvas ir priekaba grūdam vežti, šienainį vežti, kukurūzam vežti. Universali tokia. Aš džiaugiuosi, kad gavau nominaciją, nes esu įvertintas visoje Lietuvoje kaip ir geriausias jaunas ūkininkas, tai esu labai patenkintas. Felikso Vaitelio ūkis 300 hektarų dydžio, o prasidėjo viskas prieš 10 metų, Felikso žmonai paveldėjus 8 hektarus žemės. Šiandien prižiūrėti didelę valdą padeda 2 kaiminystėje įsikūrę sūnus ir 3 samdomi darbininkai. Šiaip pas mūsų ūkyje sėjomaina sudaryta yra pusė sėjomaina sudaro daugiametės žolės, daugiausiai dobilai, o kitas sudaro įprastinės grūdinės kultūros, tai žirniai, miežiai, kvietrugiai, kviečiai. Tai va ir auginame apie 150 hektarų įvairių grūdinių kultūrų ir gauname derlius, galima sakyti, vidutinius Lietuvos derlius, koks būna vidurkis, kaip analizuoja, tai visų ūkių, ne ekologinių ūkių vidutinis derlius. Tai va, mes džiaugiamės to ir šiais metais kviečių kūlėme apie 5 tonas, pernai tai net virš 5 net kūlėm, kviečių žeminių kultūrų. Mes parduodam tarpininkam, kurie užsiima grūdų eksportavimo. O šiaip ūkį auginame, laikome apie 170, 160, įvairių laikotarpių įvairiai limuzinų, veislės, mėsinių galvijų. Feliksas sėkmingai dalyvavo 2007–2013 metų ekologinio ūkininkavimo programoje. Ekologiškai nusprendėme ūkininkauti 2005 metais. Mūsų ūkis mišrus, laikom galvijus ir prieš tai jau matydavom, kad tie gyvuliai geriau ėda tą žolę, kuri yra netręšta, o ta tręšta pasilieka vėlesniam laikui, kai jau neturi ką ėsti. Ir aišku, paskatino ir atsiradusias kompensacinės išmokos už ekologinį ūkininkavimą, nes ūkis pakankamai buvo intensyvus ir ekonomiškai labai apsimokėjo. Paskiau jau pasidarėm jau tikrai idėjiniai ekologiniai ūkininkai dabar. Tas paramos turbūt, kad ir nebūtų ir greičiausiai, kad ūkininkavimo stiliaus nekeistume. Ūkis yra uždaro ciklo, mišrus ir žemės derlingumas matosi didėja jau 10 metų, kai ūkininkaujame ir kitokių minčių dabar net nekyla. Šiaip gauname Lietuvos vidutinius derlius, kokie gauna vidurkiai bendrai paėmus, tai mūsų ūkė ekologiškai gauna. Parama yra labai gerai, jinai kompensuoja tą, ką mes negauname už tai, kad ūkininkautume chemizuotai. Mes labai džiaugiamės ir suprantam, kad labai naudinga, labai gerai. Pirmasias žemes ir mišką Raimundas Nagelė paveldėjo iš senelių ir tėvų. Dalis šitų miškų yra mano, tai nėra didelė dalis palyginus su čia esančiais plotais, bet dalis miškų yra mano ir aš būtent labai džiaugiuosi, kad nesibarščiau, nesimėčiau, o būtent siekiau, kad ir įsigyti mišką būtent vienoje vietoje, vienam masyve, vienoje girininkėje, galbūt vienam rajone.
tik tada gali žymiai geriau ūkininkauti, tik tada efektyvumas atsiranda, tik tada, reiškia, gali būti vietoje tikras šeimininkas, matyti, kas darosi, kaip auga, kaip keičiasi ir kokias priemonės turėtum taikyti, kaip turėtum prižiūrėti. Nuo 2009 metų Pandėlio girininkijoje ūkininkaujantis vyras dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos miškininkystės priemonėse. Pagal jas gauta parama padeda puoselėti mišką. Gavęs paramą apželdžiau šiai dienai iki 70 hektarų miško. Ypatingai smagu, kada miškas ne žolėse, o jau želė yra metras, 2 metrai ir aukščiau. Tai yra didžiulė atgaiva sielai. 12 metais įsigijau parašęs projektą našę miško traukimo techniką. Ir to pasiekoju, dabar galiu planuoti darbus, tausot kelius. Kada to neturėdavau, tai praktiškai reikėdavo daryti, kada gauni techniką. Bet kokiam oro sąlygam, bet kokiam aplinkybėm. Kas man yra miškas? Labai trumpai pasakyčiau. Kada yra labai bloga, nėra ūpo, yra labai sunku, tai aš paprastai nueinu mišką. Ir man užtenka valandą praeit mišku, ypač savo mišku. Turiu tokių takelių, aš grįžtu visai kitas žmogus, gaunu dar daugiau kantrybės ir geros energijos ir visiškai vėl kitaip mąstau ir galiu toliau tęsti darbus. Anksčiau dirbęs girininku Steponas Mockus ūkininkauti nusprendė prieš 5 metus, kuomet iš eigulio ir ūkininko tėvo paveldėjo 8 hektarus žemės. Sodinę turim pasodinę daugiausiai obelų 2 hektarai, 4 eilės kriaušių, slyvų 20 sarų. Trešnis man labai skanios buvo, tai jau daug pasodinau. Toliau eina uogakrūmiai, 4 eilės aviečių, 3 eilės gervuogių, apie 70 sarų šilauogių. Dar vynuogių kelias krūmelius pasodinau ir išplėčiau jas daugindamas. Produkciją parduodu aplinkiniams vietiniams žmonėms, turiu galvoj sodo produkciją. Dauguma žmonių patys susiskina, jiems įdomu netgi iš miesto atvykus po sodą pavaikščioti. Sukurti nedidelį, bet sėkmingą ūkį Steponui padėjo ES parama. Ji ūkininkui pirmą kartą skirta 2008 metais pagal priemonę pusiau natūrinis ūkininkavimas. Vėliau pagal priemonę žemės ūkio valdų modernizavimas. Už paramos lėšas įsigijau puspriekabę, labai jau padėjo toliau vystyti visą veiklą. Ūkio modernizavimo programoje įsigijau traktorių, šienapjovę, purkštuvą, frezą, laistymo sistemą. Ateities planai vietoj tvarto statyti naują pastatą ir galbūt kaimo turizmo užsiimti. Kad gavau nominaciją, vertinu kaip mūsų triūso įvertinimą, bet iš tikrųjų tai nesitikėjau, kad tokia gaučiau nominaciją ir džiugu, aišku. Egidijus Gečas ūkininkauti pradėjo nuo vos 6 gyvulių. Šiandien jo banda daugiau kaip 100 kartų didesnė, o ūkis ne tik išplėstas, bet ir šiuolaikiškas bei kur kas našesnis. Gyvulininkystę pasirinkom, tiksliau, ko gero, jinai mumis pasirinko. Kadangi tėvai turėjo laikę gyvulius dar tarybiniais laikais, tai tas tęstinumas ir išliko iš tikrųjų. Jie laikė jau savo laiku, mes pratęsim tą tradiciją. Ūkininkauti pradėjom prieš 15 metų rimtai šitoje vietoje, kur yra dabar jau bazė įsikūrusi mūsų tikroji. O ūkis registruotas yra 1996 metais. Šiai dienai laikome 740 gyvulių su prieaugliu, melžiamų karvių 250 ir jaučiai, kurie yra auginami pakeisti miestai. Valdai yra deklaruojami 435 hektarų žemės. Nuo savos turim 360 hektarų. Per metus parduodame apie 1500 tonų pieno ir apie 200 gyvulių į mėsai. Supirkėjai yra pieno žvaigždės. Vienareikšmiškai mes nuo pat pradžių bendradarbiaujam ir nesikeičia partneris toje vietoje. O mėsą, gyvulius, ta prasme, parduodam tai Utenos mėsai, Krekenavai,
dabar pradeda po truputį jau pirkti ekologinę produkciją. Aišku, jinai išvažiuoja į užsienį, tokie pagrindiniai mūsų partneriai. Išskirtinį dėmesį moderniai technikai ir ūkio plėtrai skiriančiam ūkininkui nekartą pasitarnavo pagal priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas skirta ES parama. Paramos lėšomis mes, aišku, įsigijom technikos, visą bazę modernizavom, tai yra traktoriai, teleskopinis krautuvas, šienavimo technika visa, pieno aušintuvai, transporteriai, fermose, melžimo aikštelė, aplamai galingesni traktoriai, visa technika jinai yra labai padeda mums plėtoti ūkį iš tikrųjų, nes be paramos įsigyti tokios galingos technikos, sakysim, traktoriai 200 arklio galių ir daugiau, manau, kad būtų neįmanoma prasčiausiai. Didžiausias mūsų rūpestis dabar yra pasistatyti užtrukusio karvių fermą, toliau atsinaujinti techniką, pieno aušintuvo pasididinti ir pasižiūrėti įrangos dar, nes jau įranga irgi dėvisi stipriai. Padovinio žemės ūkio bendrovė augina daugiau kaip 2,5 tūkstančio galvijų, 1100 karvių ir apie 700 telyčių. Per dieną čia primelžiama apie 30 tonų pieno. Bendrovė yra tarp pirmaujančių Lietuvoje. Bendrovė įgyvendino 3 projektus pagal priemonę Žemės ūkio valdų modernizavimas. Padovinio žemės ūkio bendrovė įsikūrė 1992 metais, Birželio 3 dieną visuotiniam susirinkime. Šiuo metu bendrovėje yra virš 100 narių, o buvo 450. Tai, kad labai stipriai sumažėjo. Mūsų bendrovė dirba 2740 hektarų. Melžiam apie 30 tonų natūralaus pieno, o šiuo metu parduodam 28 tonas natūralaus pieno. Perskaičiavus per koeficientą gaunas 34 tonų. Mūsų pieną pagrinde šiuo metu superka Marijampolės pieno konservai. Taip, kad Vilnius ir Kaunas pakankamai aprūpinami pieno vienos bendrovės. Daugas nesupranta tos realybės. Paprastai mes gaunam tokius klausimus, ar tai įmanoma, ar taip gali būti. Pasiektas tikslas kažkur tai už šiuos metus bus 10 000, tai yra 10 tonų iš karvės per laktaciją. Tai yra realu, bet kada pagalvoji ant 1100-200 beje karvių, tai skaičiai, aišku, įspūdingi. ES parama Padovinio žemės ūkio bendrovę paskatino ryžtis didelėms investicijoms. Kas liečia paramą žemės ūkiui, modernizacijos programoje, tai, aišku, didžiulė parama kaimui. Ir mūsų bendrovės tikslas ir dalyvauti. Per tą 7-13 metų etapą įgyvendinom 5 projektus, o paruošę buvom 6 projektus. Ką mes įsigijom per tą laikotarpį? Įsigijom būtiniausią techniką. Tai yra ir galingą traktorių, ir krautuvą, ir presus. O paskutiniam modernizavimui, kas liečia, tai tik jau pasistatėm fermą. 600 vietų. Artimiausi planai, kas liečia mūsų bendrovės vystymąsi, tai yra Prieauglio tvarto rekonstrukcijas. Didelis projektas, kuris apims pačią didžiausią sumą, kurią tik tai gali suteikti vienam vienetui agentūra. Po to yra tokie antraeiliai, sakyčiau, tai yra, aišku, žemės pirkimas. Tai yra labai svarbu, turint tokį skaičių gyvulių, kad įvertinu pažangiausiai esam Lietuvoje tarp bendrovių, tai aišku malonu. Džiaugiuosi. 1995 metais bankrutavus vietiniai Juodupės miestelio kepyklai, konditerės išsilavinimą turinti Laimutė ryžosi imtis savo verslo. Šiandien veiklios moters įkurta įmonė garsėja sertifikuotais tautinio paveldo kepiniais. Pati esu konditerė ir kai užsidarinėjo visuomeninis maitinimas, nieko kito daugiau nemokėjau, tik tai kepti. Nusipirkau seną kepimo krosnį, plakimo maišyklę, kepdavau bandeles, važiuodavau į turgų, parduodavau už gautus pinigus, vėl pirkdavau miltus
Ir taip verslas įsibėgėjo. Išplėsti verslą ir palengvinti kasdienybę Laimutei padėjo ES parama suteikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Parama verslo kūrimui ir plėtrai. Pirmasis šitas projektas buvo paramos verslo kūrimui ir plėtrai. Paramos gauta yra apie 50 000 eurų, 30 000 eurų reikia pačiai savo lėšų prisidėti. Yra įsigyta nauja įranga, tai kildinimo kamera, sausainių gaminimo mašina, badinė kepimo krosnį, rotacinė kepimo krosnį, tešlos maišyklę. Susiremontavom patalpas kepyklai. Tai labai palengvino darbuotojų darbą. Darbas tapo neberankinis, žmonės galėjo daugiau pagaminti produkcijos. Esam labai patenkinti ir džiaugiamės gavę paramą. Šakočių kepimas tai mano vaikystės svajonė. Ir gavus paramą įsigijom kepimo krosnį ir pradėjom kepti šakočius. Turim tautinio paveldo sertifikatą šakočiams ir baravykams. Stengiamės juos vežioti ir garsinti Lietuvą. 2 metus iš eilės buvom Berlyne, žalioje savaitėje, kepėm šakočius, atstovavom Lietuvą, o šiais metais dalyvavom Expo parodoj Milane, esam labai patenkinti, manau, kad gražiai atstovavom savo šalį. Per Rokiškio rajono veiklos grupę parašėm dar vieną projektą, įkūrėm šakočių ir baravykų edukacinę mokymų klasę. Čia gali atvažiuoti tiek vaikai, tiek suaugusieji, šakočių kep, grybukų dažyti, tai visus ir kviečiam. Šiaip tai labai džiaugiuosi, kad gavau tokią nominaciją, esu patenkinta labai ir tikrai nesitikėjau to, o jau buvo smagu vien tai, kad patekom į 5-tuką, o dabar džiaugiamės ir darbuotojai ir aš. Mūsų darbai įvertinti. Kaimo turizmo sodyba Dvarčėnų dvaras veikia nuo 2008 metų. Idėją įkurti sodybą Egidijus parsivežė iš kelionių po užsienio šalis. Svetur įgytus įspūdžius ir naują patirtį vyras pritaikė ir savo svečiams. Egidijus nepabūgo viską kurti nuo nulio. Įgyvendinti svajonę jam padėjo ES parama. Pirmą kartą vyras jos kreipėsi dar 2005-aisiais. Vėliau, pagal 2007-2013 metų programos priemonę Kaimo turizmo veiklos skatinimas. Idėja sutvarkyti poilsiautojų pamėgtas poilsiavietės prie Veprių krašto vandens telkinių brandinta seniai, tačiau vis trūko lėšų. Galiausiai Veprių seniūnijai pavyko sutvarkyti paplūdimius, pasinaudojant pagal priemonę vietos plėtros strategijų įgyvendinimas skirta finansinę paramą. Mes esame pagrindinėme Veprių ežerų paplūdimyje, jis išplėstas, rekonstruotas, įgyvendinant projektą prie Šventosios upės įrengtas gražus paplūdimys su pavėsinė, su pynėmis, su nusileidimo laiptais, su tinklinio aikštele, tualetais, šiukšliadėžėmis. Taip pat prie Veprių ežero įrengtas mažasis paplūdimys, kas ypatinga jame labai įrengti gražūs akmeniniai nusileidimo į paplūdimį laipteliai. Čia yra įrengtos vaikams supynės, smėlio dėžė tinklinio aikštelė, stalai, suolai, pavėsinė ir kiti renginiai. Taip pat dar prie Bėčių tvenkinio įrengta irgi labai nauja, graži šiuolaikiška poilsiavietė. Prie Šventosios upės buvo įrengtas naujas gražus paplūdimys. Prie jo įrengimo labai prisidėjo mūsų projektų partnerė Veprių kaimo bendruomenė. Aš pati esu bendruomenės narė, todėl ėjau, kalbėjau su daugeliu
miestelio gyventojų ir kviečiau į talką. Tai pasiteisino. Susirinko virš 70 gyventojų, vieni rinko akmenis paplūdimio įrengimui, kiti kirto menkaverčius krūmus, pjovė žolę, vežė ir pastačius įrenginius matome puikų vaizdą. Paplūdimiais mes rūpinamės nuolat, bendruomenė juos prižiūri, nuolat renkam šiukšlės, atnaujinam tai, kas sugenda. Šiemet perdažėme visus įrenginius, kad jie būtų patrauklūs, estetiški ir būtų malonūs ne tik mums vietos gyventojams, bet ir jaunimui, ypatingai vaikams, turistams, svečiams, kurie čia lankus. Smagu gauti apdovanojimą, ypatingai nominaciją už gražesnės aplinkos kūrimą. Sveikina visi, bet norėčiau pasakyti, kad ne dėl apdovanojimo, ne dėl nominacijos tai darėme, dėl gražesnės Lietuvos, dėl mūsų žmonių darėme, bet visada bet kokia nominacija, bet koks apdovanojimas yra malonu ne tik man, bet manau, kad malonu ir mūsų visai Veprių krašto bendruomeniai.